Taip pat rengiam ir pasiūlymus dėl tautinių mažumų integracijos, tai viename iš pasiūlymų prašome leisti mokykloms, kurios moko mokinius ne tik lietuvių, bet ir gimtąja kalba, leisti sudaryti klases iš mažiau negu 21 mokinio, kaip dabar yra nustatyta naujame vyriausybės nutarime. Kokia tema jūsų grupė rašė pasiūlymą? Mes pasirinkom temą apie psichologų trūkumą moksleiviams ir regionų gyventojams. O kodėl jums nusprendėt, kad ta tema yra svarbi? Nes daug žmonių susiduria su psichiniam problemom ir daug nepasako, kas vyksta gyvenime. Tai manau, kad trūktų daugiau psichologų. Aha, minėjot, kad žmonės dar tarytum bijo kreiptis. Kaip manot, reiktų tą stereotipą ir stigmą mažinti, kad žmonės nebijotų kalbėti apie savo problemas? Manau, kad taip. Ir ko palinkėtum tada jaunimui? Tai nebijoti sakyti savo problemas ir kreiptis, kai reikia pagalbos. Kitame pasiūlyme kalbame apie tai, kad gyventojai atvykę į savivaldybių įstaigas, jeigu tose savivaldybėse yra tam tikras protingas tautinės mažumos gyventojų skaičius, leisti dokumentus gauti ne tik lietuvių, bet ir tos tautinės mažumos gimtąja kalba. Pasiūlymų susijusių su, kaip sakau, susisiekimo sektorium. Tai viename pasiūlyme kreipiamės į susisiekimo ministeriją, prašydami, kad moksleiviai, taip pat kaip ir studentai, gautų 50% lengvatą važiuodami tolimųjų reisų autobusais. Pavyzdžiui, iš Šiaulių į Kauną, Vilnių, Klaipėdą ir panašiai. Kitame pasiūlyme atliepiame problemą dėl to, kad regionuose trūksta po naujos susisiekimo tolimaisiais reisais reformos autobusų, tiesiog kurie galėtų pavežti regionų centrus, todėl prašom leisti didesnį kilometrų skaičių, padengti daugiau autobusų, kad tikėdamėsi taip paskatinsim ir mažesnius tiekėjus, mažesnius vežėjus įsitraukti į visą rinką ir turėti dažniau važiuojančius autobusus ir į priemiesčius ir taip lengviau pasiekiant centrus. Idėja jūsų grupė rašė siūlymą. Taigi mes patikime siūlymą sveikos gyvensenos skatinimas. Tai Lietuvoje išryškinama opi problema apie žmonių viršsvorį. Pasirodo, kas 5 lietuvis susiduria su šita problema. Tokie statymai įkuriami lauko treniruokliai, tačiau jų galėtų būti ir daugiau. Taip pat pasigendama ir vandens takelių, tinklinio aikštelė, futbolo aikštelė, krepšinio aikštelė. Tai pliusai didesnis žmonių aktyvumas, gerėja sveikata, mažėja antsvorio problemų. Tačiau minusai galima besportuojant susižeisti, patirti traumą, todėl siūloma einant sportuoti atsižvelgti į oro sąlygas bei tinkamai naudotis treniruokliais. O ko palinkėtumėt Lietuvos jaunimui? Būti drąsesniems, siūlyti savo idėjas, taip pat jas išryškinant ir suprantant kitiems, siūlant, kad tai yra problema ir ką ją reikia spręsti. Savanoris Ervinas ir prisidėjau prie projekto rengimo švietimo, mokslo ir sporto ministerija adresuoto dėl regionuose esančių mokyklų, kad nebūtų išardomos klasės, kuriuose yra mažiau negu 21 mokinys.